Dalykas gali būti dėl to, kad jūsų šeimoje vyravojo toks modelis, kad mama buvo ta dirigentė namų valdovė, o vyras nustumtas, tėtis nustumtas, ar ne, ir toks žemiau už plintusą namuose. Ir tada automatiškai, jeigu jūs veikiate pagal tas savo šeimos programas, kurias matėte ir kurias įsidėgėte savo, tada jūs norite rinkti stipresnę moterį, tam, kad jinai pasąmoningai jums būtų mama, tam, kad jinai vėl galėtų reguliuoti, tam, kad jinai prisimtų atsakomybę ir tam, kad jūs toliau galėtumėte sekti va tokiomis programomis. Kitas dalykas tai yra apie jūsų vyrišką infantilumą, kai jūs nenorite suaugti, vengiate prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir tapti tokiu pat stipriu vyru. Tai yra jūsų pasirinkimas, mėly vyrai. Jeigu jūs pritraukėte stiprią moterį, vadinasi, yra variantų, kad jūs galite užaugti kaip vyrai taip pat stiprus, tačiau tai yra jūsų atsakomybė imtis veiksmų ir padėti tuos pampersus, su kuriais augote tiek laiko ir gyvenote tiek laiko iš šoną, tam, kad jūs taptumėte stipriu